Nu ką, sveiki visi draugai, bičiuliai. Šiandien vėl Ražuose. Niekaip aš nesulaukiau, kad supeštų šitą lauką. Įdomu šitas laukelis, iš tikrųjų čia šiukšlynas belekoks. Čia buvo ir cariniai, ir tarpukario namai, ir sovietiniai stovėjo. Tai čia konservų visokių jau 100% reikės kast, ilgai ir nuobodžiai, bet prašoka šitam laukelį ir įdomių monetų, ir šiaip visokių pakabukų yra iškritę, ir įdomus žmonės gyveno ilgą laiką, šimtmečius čia. Kažkas išgėręs griuvo, kažkas dirbdamas kažką pametė, kažkas galbūt kažką paslėpė, o mes visą šitą pabandysim pakelti dienos šviesą. O jeigu kažkas įdomaus, tai būtinai su jumis pasidalinsiu. Tai tiek žinių iš šito lauko, o čia apie sodybų buvo, man atrodo, carinio 7, paskui tarpukarį čia buvo kokia 12, atrodo, 12 liktai buvo pagal žemėlapį, o sovietiniam rodo tik tai juodą dėmę ir nerašo, kiek čia jau tų namų buvo, bet toksai stačiakampis nemažas nupieštas, tai iš tikrųjų turbūt dar čia veiklos ir sovietmečio vyko neblogai, tai tiek chebra, einam, ieškom, randam. Čia bičiuliai signalas 36-39, ir jis irgi pačiam viršui čia. Manau, kad čia reikės pes kažką. O kasgi čia yra, to ir išsiaiškins. O čia apolus kažkas yra. Čia yra chebra moneta. Jo. Smetoniški 5 centai. Superinis šitas monetas, gražias labai. Gražiai nukaltas. Dar matosi ir kita pusė, pasivalys bus. Graži moneta. Įmam. Čia bičiuliai turim signalą 53-55. Čia aš išmečiau. Kažkur krašte jis buvo. Kur? O čia. O čia dar viena boratinka, bet išsilaikęs tai wow. O šitą tai tikrai wow, nežinau, ar jums matosi ten. Paskui ant, oho. Kaip dabar iš kalyklos. Nu šitą gera. Superinė. Įmam, einam, ieškom, randam. Buvo hebrytė signalas 24 ir iškrito va tokia papuošalo dalis. Žiūrėkminukai kažkokie aplinkui. Čia turbūt aselė buvo, bet nulaužo ir pametė. Gražus. Įmam. Signalas, bičiuliai, čia toks nuo 8 iki 71. Turėtų būti tai krūvai kažkur tas signalas. Čia kažkas matau. To išviniosim. Čia ir klėnai skaičia. Jo. Įdomi kokia. Tokių pačių esu tik tai didesnių iškasęs, o tokios miniatiūrinius dar neteko. Nu tikrai įdomi. Įmam. Čia bičiuliai irgi labai negiliai, signalas 57. Čia kažkur jisai yra. Netgi ant viršaus jis buvo, man atrodo, gal išmečiau. Čia matau balus, greičiausiai jo. Ir čia yra dar viena boratinka. Dar reljefo yra. Dar pasivalys, matysis. Įmam. Turim signalą nuo 1 iki 103, jis pats viršuje, čia yra kažkur. Čia kas jo tikrai nereikės. Kažkur greičiau.
kažkas. O, čia apvalus vyručiai. Čia kažkas apvalus. A, ne. O, chebrytė. Šitoj pusėje kažkoks turbūt šventasis čia. O šitoj pusėje dvi širdelės ir kažkoks užrašas matosi. Fainas medalikėlis. Storo vario. Šitie greičiausiai čia 18-19 amžius kažkas panašaus. Įmam. M4-57. Čia kažkas čia yra. Tai mes kartu ir pažiūrėsim. Argi čia yra saga. Oho. Smėlį, pažiūrėkit, kaip išsilaikius. Dvi galvis. Nu ja, super moneta. Pus nepasakiau moneta. Super saga. Atrodo tai šakis ir sveika auselė. Nu ja, čia chebra začiotas. Įmam. Nuo šiam 5 iki šiam 7. Kažkas tai tokio. Aišku. Aš jau matau hebrą. O. Va čia va. Ir kas čia pas mus yra? Opa. Nu čia yra hebrytė 2 grašiai. Ir metai įsižiūri dar 1766. Superinė moneta. Šitą pusę herbo jau truputį apsitrynus, bet šiaip, jo, graži moneta. Įmam. Čia, bičiuliai, turim signalą šiam 2, šiam 5. O čia viršui, čia kas net nereikia. Na, pažiūrėsim, ką mes čia turim. Čia pranešiu. Kažkas yra. Truputį giliau nei aš maniau. O čia, man atrodo, yra, jo, sidabriukas. Ne, nesidabriukas, hebra, čia. Čia yra buratinas. Maža moneta tokia. Boratinka. Išsilaikius smėlį, tai gražiai. Viskas ryškiai dar matosi. Įmam. Čia, bičiuliai, turim signalą 70-73. Stabiliai rodo. Žiūrėjau, ką aš kažkur čia jaučiu. A, va, hebra. Pažiūrim. Oho, čia Jekaterina, man atrodo. Jeigu neklystu. Jo hebrytė čia pagal dydį matau bus Jekaterinos 15 kapeikų. Šitą pusę jau apsitrinus 1784 metai. Na, čia tai geras radinys. Šitą tai užskaitau. Antras sidabriukas. Ten pirmas buvo Ponitovskio 2 grašiai. 1,7 kažkokie, tai nepamenu. Ir šitas iš tos pačios epochos 1,784. Įdomi čia vieta iš tikrųjų. Įmam. Einam. Čia vyručiai turim signalą įdomesnį tokį. 94. Oi, aš jau matau hebrą, pažiūrėkit. Eik tu savo. Va čia tai eina savo.
1782, jo. Antroji mano moneta Jekaterinos. Jau vieną esu prieš tai iškasęs. Eik tu so. Geras. Nu čia jau laukelis. Stipriai. Gerai su technika užvažiuota, bet nesvarbu, bet jau patina graži. Čia gal biškit čiut reikėtų pavalyti ir albumą. Eina savo. Va čia tai užskaitau, vyručiai. Einam, ieškom, randam. Reikia aplinkui dar čia pavaikščiot, gal dar kas nors yra. Wow. Hebra viršutinis signalas virš 50, daug nepamenu kiek tiksliai. Jau einant link mašinos ir va. Dar viena kapeika. Carinė. 18, 9 kažkokie tai metai. 1893. Irgi gražiai išsilaikęs. Gražiai čia smėliukai išsilaiko monetos. Įima. Nu ką, Hebra, tiek žinių iš šito lauko šiandien. Tai patys matėt, ką čia pakėlėm, o pakėlėm tai normaliai, aš galiu sakyti, jau čia neatsimenu, kada tokį kopą apturėjau, kai tiek tokių įspūdingų radinių. Antrą kartą savo gyvenime Jekaterinos rublį radau, išvaikščiau aš tą vietą ten keliais. Skersai ir išilgai, bet nieko daugiau ten nebuvo, greičiausiai kažkur tai name buvo užsimetęs ar tai pamestinukas kažkoks. Taipogi 15 kapeikų Jekaterinos irgi užskaitytina moneta. Buratinkos geras stovio, irgi gražu, medalikėlis gražus, papušalai kažkokie dar porą tokių įdomesnių. Ir aišku, pilnas krepšelis skardinių, vėlų ir visokių kamštelių. Šito tai čia tikrai netrūksta, bet laukas yra tikrai perspektyvus, aš manyčiau. Kas yra dar pliusas, kad jisai buvo suartas. Suartas ir aš nespėjau jį iššokti pavasarį, kadangi užsėję atvažiavau jau. Žiūrėjau užsėtas, tai tyko jau dabar rudenį, bet pritiko jau tik tai, kad nupjautas. Daugiau nelaukiau, atvažiavau, nes būna dabar dažnai, kad nupjauna, iš vieno galo pradeda skust, o iš kito galo sėt. Suskuta ir iškart sėja, tai nelaukiau daugiau, atvažiavau, tai ir nenusivyliau, tikrai nenusivyliau, šauniai praleistas laikas, puikus radiniai, tai užskaitau hebrytę šitą kopą. Nu ir ką, jums norėčiau palinkėti visiems nei kamštelio porytė, ar tik tai gražių ir įspūdingų radinių. Tai tiek tada, Hebra, iki greito susitikimo kažkur kitam lauke. Einam, ieškom, randam.